Aš sakau, aš nežiūriu į tuos dalykus, nors kur tu dingsi Lietuvoje be politikos vietiniais. Nu, nedingsi tu. Įsijungia į televizorių, tu bums, reiškia, grinai apie tą politiką. Tu įsijungia, reiškia, radiją, tau bums, koks tapinas, švapinas, ar dar kas nors, reiškia, grinai, ar dar kokį nors biesą. Konfliktas yra smegenyse. Iš ankstinis, nuolatinis, priešiškumas ir neapykanta, kodėl, reiškia, taip nekenčiame. Nu, yragi šitai. Kad tau per galvą bums, babdu bums. Aš, pavyzdžiui, pažįstu aplinkoje šiandien tiek žmonių, kurie praktiškai televizoriaus jau nebejungia. Žmonės yra neatsparus visiškai. Jų smegenys plaunamos jau dešimtmečiais, jokios laisvos televizijos ir spaudos nėra, jie gauna vienintelį šitą savo maitinimą, fašistinį maitinimą ir jie paversti fašistais. Jie ieško savo požiūrių, savo tiesos, kalbasi su žmonėmis. Ir tas poreikis kalbėti su žmonėmis auga, ir ypatingai tarp jaunų žmonių. Tai ir, reiškia, lyg ir problemos nebus. Problema bus, nes yra daugybė žmonių smegenys perkeistos. Nu, nėra taip, kaip mums atrodo, reiškia, elitui ten sėdinčiam viršūnį. Labai jau didelė takoskyra pradeda matytis, reiškia, tarp to elituko save vadinamo, reiškia, ir to, kas yra apačio.